Gerai, kad viską turim savo, varom ruoštis. Nurodot liuksą, tada tik tai važiuojam, jokių galvos linksmėjimų. Nu, tipo, jo, aš kaip senų automobilių gerbėjas, tai jo, tipo, huliganas, buvo. Trečias etapas, va, Chivas Works komanda pasiruošus, mašina apžiūrėta ir laukiam pradžios, startuosim, žiūrėsim. Ką, sveikinamės iš trečio semi-pro etapą, kuris vyksta Madžiūnuose. Tai viską kaip ir esam pasiruošę, strategijų turim. Nežinau, važiuojam į pirmą treniruočių sesiją. Bandom suvažiuoti, pasižiūrėti, ką galim pasikoreguoti ir šaunam gazą. Situacija tokia, kad dar neturim geros kvalifikacijos trajektorijos. Tikrai trūksta treniruočių. Čia visgi ne namų trasa. Ir dar dabar turim techninių problemų, radiatorius kiauras. Tai reikia kuo greičiau spręsti problemą, kad dar vieną treniruotę suvažiuoti. Tai gerai, čia... Dviejų komponentinių. Kur jų, jo, yra. Komponentinių klijų. Bet reikia, žinai ką, pasidaryti, užsispausti tą kanalą. Leidžia kažkur aušinimas skystį, vandenį. Tai bandom greitai užsiklijuoti, kad dar galėtume sulėkti treniruočių. Tai nėra čia daug problemų. Reikia šaut gazą normaliai. Lėksim antrą treniruotę pasidaryti. Pastrategavom biškį, kai ką pasikoregavom. Iš tikrųjų nėra lengva važiuoti, neslėpsiu. Nežinau, lėkiam į treniruotę ir ruošiamės kvalifikacijai. Viduje ir galvoj biškį pagalvojom, kaip geriau padaryti ką. Su mašina tai viskas gerai. Su mašina viskas ok, tik iš savęs reikia perprasti. Aš jutau
pyst man taip, žinai, jau jutau, kad šausi tos blokus, tai taip mintise, kad tik neatmestų priekį, kad tik neįmestų priekį, tada numyniau dugną, kad, žinai, kiek įmanoma daugiau slys, priekį netmetė, tas svarbiausia, žinai. Tai gaudėm tos milimetrus, atsigaudėm. Turim biškį užgautą užpakaliuką mašinos, bet nieka, viskas gerai. Viskas good. Toj biškį šaikėlė paštimis padarys. Paskutinį važiavimą sulėkiau taip, kaip turiu sulėkti pagal viską išvykdžiau, žodžiu, viskas. Laukiam kvalifikacijos. Laikom tvirtą ir varom ruoštis. Ir čia biški šitą pusę reik paspausti. O, jūs kur va, seną tampytoją. Ne. Nu, išsitiesina biškį, ne? Kad net nebėra tų. Ką, baigęs treniruotės, kaip ir įvykdom 90%, ką teisėjai prašo, tai dabar kvalifikacijai bandysim 100% įvykdyti. Vieną klipinų dar trūksta, bet pasitarėm su Simonu, ką reikėtų daryti, kad jį pasiimti, tai galvojam pavyks. O dabar prie starto linijos turime Simoną Čyvą, tai buvo antrame etape 3-osios vietos pilotas. Visą dieną treniruočių metu matėme tikrai nemažai agresijos ir drąsos pas šį pilotą, tad šiandieną, manau, tikrai turėtume sulaukti galingo važiavimo iš jo. Iki pat galo pildoma tiek 3-oji, tiek 4-osios flipping zonos. Tvarus persimetimas per Wi-Fi-ų. Ir Simonas Čyvas į finišo tiesią. Nu, tai ką, sulėkėm pirmą kvalifikacinį važiavimą. Atrodo, kaip ir normaliai suvažiavau viską, ten per Wi-Fi prisigribau, bet taškų tai mažai gavau, reikės nueiti pas teisėjus pasiklausti, kas ten buvo negerai, kad, nu, žinot, antram, tai surinkom 7-2 taškus. Tikiuosi to pakaks išeiti top 3-2, bet laukia antras kvalifikacinis važiavimas, ten jau turėsim pasitaisyti, pasikoreguoti ir tikiuosi pagerinti taškus, tai iki sekančių. Poziciją, o dabar matome Simoną Čyvą, pirmoji važiavimo susirinkusi 72 taškus. Panašu taip pat noro netrūksta pasigerinti savąjį rezultatą. Kol kas labai gražiai touchdownai į blokus. Tikiuosi tik pasirodė, panašu, kad Kapsulio neblogai galiniu ratu Simonas, bet džiaugsmo netrūksta antrojų važiavimų jam. Kaip smagu iš tikrųjų matyti, kai jau šviečia saulutė pas mus antraisiais važiavimais, kur pirmame važiavime. Sulėkėm antrą kvalą, šiek tiek pagerinom, bet vis tiek kažkas, nežinau, kažko iš savęs nesuvažiuoju, su technika viskas gerai. Tai antram kvalifikaciniam surinkom 80 taškų. Norėjęs geriau, bet esam jaučiu užtikrinti, jau top 3-2 praeinam. Dar kartą pašventinom mašiną. Nu, čia tokia trasa yra. Vietos nedaug, blokai. Tai ruošiamės top 3-2, varom pasikeičiam padangas, užsipilom kurus ir gazuojam.
Tautvydas Milys tau papuolė, jeigu praeini, sekantis Valeika turėtų būti. Bandysim spaust, lėkti. Gerą lydą reikia šauti, o užčeisint tai, manau, problemų nebus. Tokies apylygės jėgos mūsų yra, tiek pas jį, tiek pas mane. Pasižiūrėsim, kaip sustosim dviese. Turim dabar Red Bull energijos, toj teis dešrai net neš. Reikia užkasti, biškį pasistiprinti ir lėkti top 3-2. Šiokią tokią techninę sklandumą ties tiesioginę transliaciją, tačiau jau mažajame ekrane galime matyti, kaip Tautvydas Milys susitinka su Simonu Čyvu. Iš tikrųjų visų, kas stebite namuose, atsiprašysime, kad nematote šiuo metu kovos, o dabar matome Tautvydas Milys prieš Simoną Čyvą trasoje. Kol kas labai solidžiai atrodo šis porinis važiavimas. Panašu, kad Simonas Čyvas po praktinio važiavimo tikrai sukaupė jėgų ir noro dalyvauti šioje top 32 kovoje ir rodo savo gerą rezultatą. Šaunuolis Simonas. Atėjo poriniai važiavimai, prasidėjo lietus, nelaukėm lietaus, bet atėjo. Išvažiavom testinį važiavimą, matėm, kad turim greičio trūkumą, konkurentas tikrai buvo greitesnis. Važiavimo metu bandėm kompensuoti netgi anksčiau startuodami, tai kažkiek pavyko palaikyti atstumą, bet konkurentas buvo, kadangi geriau pasiruošęs lietui, kai jisai čeisino, tai jisai buvo tiesiog arčiau mūsų, dėl to ir laimėjo. Mes pralošėm, manau, dėl to, kad nebuvom pasiruošę lietui. Konkurentas net padangas pasikeitė, pamatęs, kad pradėjo lyti. Diena buvo nelengvi, turėjom su aušinimo sistemos nuotekiu daug problemų, vis prakiurdavo klijuotos vietos, bet daėjom iki top 32 ir staiga užklupo lietus, ir pavedė tas šlapia danga, Simonas pralaimėjo, o toliau judėsim į priekį, žiūrėsim, kaip toliau seksis. Čia buvo top 3-2 prieš Tautvydą, tai šį kartą buvo varžovas pranašesnis, pralaimėjom. Tai nenukabinam nosies, kraunamės daiktus, varom namo ir toliau treniruojamės ir iki sekančių varžybų. Tai ačiū visiems už pagalbą, už prisidėjimą prie šitų varžybų. Tai Medijai Meistrišiam, Augiui Mechanikui, Mantui Neverdauskui už visą pagalbą visų varžybų metų, už visas pastabas, pamokymus ir visą kitą. Tai ačiū dar kartą visiems, kas palaikėt. Tai susitinkam kitose varžybose. Iki.